Šioje pamokoje išspręsime užduotis susijusios su kompiuterio failų ir aplankų tvarkymu. Taigi, kokios čia bus užduotis? Šiandien spręsime štai tokias praktinės kartojimo užduotis. Kaip matote, čia yra 10 užduočių, ką reikia atlikti kompiuteriu, užduotis su kompiuteriu ir pabandysim jas visas teisingai atlikti. Taigi, pradėkime nuo pradžios. Pirma užduotis prašo darbalaukyje sukurkite aplanką ir pavadinkite jį kar. Tai iš karto mes žinome vietą, kur reikės atlikti užduotį ir ką reikės atlikti. Reikės sukurti aplanką. Keliaujame į darbalaukį. Susimažinu užduotį. Štai mano darbalaukis. Šitoje vietoje aš kursiu aplanką. Spaudžiu dešinį pelės mygtuką. Pasirenku naujas arba new. Ir aplankas arba folder, jeigu pas jūs būtų nustatyta anglų kalba. Dabar iš karto man siūlo kažkaip pakeisti pavadinimą, ne naujas aplankas, o kažkokį kitą. Tai ir čia įrašau pavadinimą klaviatūra, kar. Spaudžiu Enter, kad užtvirtinčiau ir išsaugočiau. Taip, pirma užduotis atlikta, aš sukūriau darbalaukį aplanką kar. Gerai, keliaujam toliau. Pirma užduotis atlikta. Dabar aplanke, kar, jau iš karto man pasakyta vieta, reikia sukurti 3 aplankus. Tvarkausi, fotkės ir failai nėra aplankai. Tai reiškia ne bet kur sukurti, o būtent šiame, ką tik mano sukurtame aplanke, matau pagal pavadinimą. Gerai, keliaujam. Į šitą aplanką spaudžiu 2 kart pelės mygtuku, atsidarau savo sukurtą aplanką. Galiu šiek tiek pasididinti, kad būtų man aiškiau. Ir jame reikia sukurti 3 aplankus. Tai darau tą patį. Spaudžiu dešinį, naujas aplankas. 1 kartą. Dešinį, naujas aplankas 2 kartą. Ir 3 kartą. Naujas aplankas. Dabar užduotis prašė ne tik sukurti, bet ir pavadinti. Taip man yra duoti pavadinimai. Tai aš tos pavadinimus turėčiau suteikti aplankams. Taigi pirmasis aplankas vadinsis tvarkausi. Spaudžiu ant naujo aplanko. Spaudžiu dešinį mygtuką ir pervadinti. Arba rename. Ir rašau tvarkausi. Kitas būdas pervadinti yra tiesiog čia paspaudus jau ir čia mygtuką man siūlo iš karto, nereikia spaus dešinį. Bet gali, jeigu skiriasi pas jūs Windows versija arba nustatymus esat pasikeitę, kad nematot šios įrankių juostos, tai gali ir nebūti. Taip, tvarkausi. Fotkės man turėtų vadintis vienas aplankas. Fotkės. Ir 3 aplankas, failai nėra aplankai. Taip, pervadinam. Failai nėra aplankai. Taip. Tai turiu 3 aplankus, jie yra mano aplanke kar, kuris yra darbalaukė. Taigi atlikome antrąją užduotį, sukūrėme 3 aplankus. Trečioji užduotis, aplanke fotkės, jau man iškart pasakoma vieta, taigi jeigu aš nueisiu prie savo atidaryto aplanko, galiu iš karto įeiti su 2 pelės paspaudimu į aplanką fotkės, reiškia užduotį reiks atlikti toje vietoje, čia kažką reikės turbūt sukurti. Žiūrime, naudodamiesi iškarpų kūrimo įrankiu, angliškai snipping tool, arba kita analogiška programa, sukurkite nuotraukas. Ir išvardintos 3 nuotraukos. Keliauju ieškoti iškarpų įrankio. Ieškoti, vedu iškarpų įrankis arba snipping tool, priklauso nuo mano kompiuterio kalbos. Atsidarau programą, štai mano iškarpų įrankis. Ir dabar žiūrim, ką man reikės nufotografuoti. Programos PowerPoint lango antraštės. Nuotraukos reikia. Gerai, tai kad aš galėčiau nufotografuoti programos lango antraštę, man reikia pačios programos lango. PowerPointas yra programa kompiuterė, tai aš keliauju į paiešką kompiuteryje, vedu PowerPoint, štai rado programą, spaudžiu. Mano programa atsidaro, štai toks nedidukas langas, bet dydis nebuvo
nurodytas, galiu šiek tiek jį pasididinti. Na ir kadangi žinau lango dalis, tai žinau, kad pati viršutinė šita juostelė yra vadinama antraštė. Va, spaudžiu naujas savo iškarpų įrankio programėlėje ir pažymiu būtent PowerPoint lango antraštės juostą. Štai. Gaunu nuotraukytę, dabar ją reikia išsaugoti. O kaipgi ją išsaugoti, žiūrėkim. Reikia pavadinti ant to rašto. Taip, ir išsaugoti į aplanką fotkės. Gerai, keliauju į iškarpų įrankį. Ir dabar man reikia nurodyti, kurioje vietoje ir kokiu vardu aš išsaugosiu. Tai pirmiausia, reikia man susirasti darbalaukį. Pas jūs greičiausiai čia kažkur bus šitam kairėj pusėj ta vieta, desktop arba darbalaukis. Pas mane viskas yra OneDrive. Spaudžiu OneDrive ir darbalaukis slepiasi čia. Tada darbalaukėje surandu savo pirmoje užduotyje sukurtą aplanką kar. Einu į vidų. Tada yra fotkės. Einu į vidų. Štai. Dabar jau čia matau pilną adresą arba pilną vietą, kur aš noriu išsaugoti. Na ir pavadinimas. Reiškia, keičiu pavadinimą ant to rašto. Ant to rašto. Tai va, du dalykai. Dar galiu pasirinkti ir tipą, bet tipo, man atrodo, šiuo metu užduotis manęs neprašė. Dar sykį pasitikrinu. Lango antraštės tiesiog nuotrauką ir pavadinti ant to rašto. Tipas nėra svarbu. Taigi grįžtu į iškarpų įrankį ir spaudžiu įrašyti. Jeigu viską padariau sėkmingai, dabar mano aplanke. Taip, darbalaukis, kar, fotkės. Štai čia atsirado antraštės nuotrauka. Gerai, keliaujam toliau. Iškarpų įrankio man dar reikės. Skaitom, ką dar reikia nufotografuoti. Užduočių juostą ir ją pavadinti juostą valio. Kadangi žinau, kad užduočių juosta yra štai čia apačioje esanti juosta, man reikia ją tiesiog nufotografuoti ir išsaugoti juostą valio. Tai aš savo iškarpų įrankyje spaudžiu pliusiuką, nauja ekrano kopija arba Ctrl+N ir pažymiu savo užduočių juostą. Taip, tai ką aš matau apačioje, štai mano užduočių juosta jau programėlėje, einu išsaugoti ir pavadinu juostą valio. PNG palieku, čia yra failo tipas, nepanaikinu iš pavadinimo, spaudžiu įrašyti. Ir trečia, Google Chrome, naršyklės Google Chrome piktogramos nuotrauka, kurią reiks pavadinti Google. Google Chrome naršyklės piktogramą aš turiu darbalaukyje, pas jūs irgi greičiausiai yra darbalaukyje. Tai keliaujam į darbalaukį ir va štai čia yra mano Google Chrome naršyklės. Čia galiu jau uždaryti PowerPoint'ą. Šita būtent piktograma. Vėlgi naują nuotrauką spaudžiu, pliusiuką. Pažymiu Google Chrome piktogramą. Štai. Ir belieka išsaugoti. Man jau siūlo tą pačią vietą, kaip matot, tik pirmą kartą reikėjo pasirinkti, tai kitus kartus jau siūlo nuotrauką įrašyti toje pačioje vietoje. Tai pakanka tik tai pavadinimą sutvarkyti, kad tai yra Google, ir įrašyti. Viskas, iškarpų įrankį uždarysime, pasižiūrim, ką turim. Turime 3 nuotraukas aplanke fotkės. Žiūrėkime, kokia laukia mūsų užduotis toliau. Taip. Aplanke failai nėra aplankai, sukurkite 3 failus. Taip, failus, ne aplankus. Tralele.jpg su užrašine .txt ir wordas.docx. Tai kad sukurčiau failus, aš žiūriu į jų plėtinius arba galūnes ir pagal tai sprendžiu, kaip aš juos kursiu. Jeigu tai yra .jpg, man yra kaip ir aišku, arba tą galima rasti internete, kad tai yra paveikslėlis. Kad sukurčiau paveikslėlio failą JPG tipo, aš pasinaudosiu programa piešimas arba Paint. Einu į paiešką, vedu piešimas arba Paint, štai rado programą mano kompiuteris ir dabar čia yra mano piešimo programa.
Kadangi užduotis yra sukurti failą, o ne kažką nupiešti, tai aš nieko ir nepiešiu, saugosiu tiesiog baltą lapą. Tiesiog žinau, kad kai aš kažkokioje programoje pasirenku kažką įrašyti arba išsaugoti ir tą atlieku, būna sukuriamas failas. O manęs užduotis to ir prašo sukurti failą. Tai aš galiu arba naudoti štai šiuo mygtuku, arba įti failas ir įrašyti kaip. Galima ir taip, arba tiesiog įrašyti ir vėliau pasirinkti nustatymus. Ir tuomet vėlgi, kaip ir saugant nuotrauką, mums reikia pirmiausia nustatyti, kurioje vietoje ta nuotrauka atsiras. Tai aš vėl keliauju į savo darbalaukį, ten susirandu karkar aplanką ir dabar jau į failai nėra aplankai keliaujame. Štai šitoje vietoje man reikės išsaugoti failą. Dabar failas turėjo būti JPG. Taip, dar sykį pasitikrinam, taip, tralele.jpg. Tai reiškia, man siūlomas PNG tipas man netinka. Man čia reikia pasirinkti, kad būtų .jpg, būtent taip išsaugoti, tokio tipo failas. Ir pavadinu tralele. Spaudžiu įrašyti. Uždarau piešimo programą ir grįžtam į karkar, pasitikrinam, failai nėra aplankai. Štai čia atsirado JPG failas. Jeigu kyla įtarimų, kad gal čia ne JPG ar kažkoks kitas tipas gavosi, visada galima spausti dešinį pelės mygtuką ir eiti į ypatybės pasitikrinti, ar tikrai toks failų tipas. Štai spaudžiu ypatybės ir gaunu, kad tai yra JPG failas .jpg. Reiškia, viskas gerai, pavyko sukurti sėkmingai. Taip, žiūrime toliau užduotis. Tada reikia dar dviejų failų su užrašinė TXT ir Wordas. TXT, aš žinau, kad yra tekstinis dokumentas, jį galima sukurti su programa užrašinė arba angliškai Notepad, bet galima sukurti ir paprasčiau. Iš tikrųjų, tekstinį dokumentą galima sukurti ir labai greitai, labai panašiai kaip aplanką. Mes tą ir padarykim. Spaudžiam štai šioje vietoje, kur man reikia, kad jis būtų, dešinį pelės mygtuką, naujas arba new, ir tekstinis dokumentas arba text document. Ir štai man sukuria, kaip matot, TXT failą, belieka jį teisingai pavadinti. O pavadinti reikia su užrasinė ir apatinis dar brūkšnelis. Tai aš keičiu pavadinimą su apatinis brūkšnelis užrasinė. Enter. Išsaugoju, turiu tekstinį failą. Va, dabar yra dar vienas failas. Tai yra wordas.docx. Aš žinau, kad docx yra Wordo dokumentas. Tai parodysiu šiuo atveju du būdus, kaip sukurti Wordo dokumentą. Tai galima tiesiog eiti į programą Word. Jeigu mes ją turime kompiuteryje. Ir pasirenku tuščias dokumentas. Dabar nesvarbu iš tikrųjų, nes man reikia tiesiog sukurti failą, ne kažkokią konkrečią informaciją įrašyti. Ir lygiai taip pat kaip ir piešimo programoje, einu failas įrašyti. Ir bandau pasirinkti, kur aš tą padarysiu. Taigi, spausiu štai čia naršyti, pasirinkti vietą. Ir dabar keliauju į darbalaukį. Taip, darbalaukis, karkar aplankas, failai nėra aplankai. Ir pavadinu Wordas. Va, dabar docx svarbu čia pasirinkti ne kokį kitą formatą, nes Wordas irgi, matot, gali ne tik docx formatu išsaugoti failą. Gali būti docs, gali būti PDF, gali būti kaip tinklalapis ir taip toliau. Tai žvilgtelim, ar čia viskas gerai, ar tai tikrai yra Word dokumentas su docx. Ir spaudžiu įrašyti. Va. Dabar čia man dar reikės prisijungti, bet pas jūs prisijungti nereikia. Parodysiu kitą būdą. Kitą būdą, kaip sakiau, paprastesnį, jeigu tai yra docx failas, galima sukurti panašiai kaip ir txt failą, reiškia tiesiog su dešiniu pelės mygtuku. Štai čia šitą kol kas mes ištrinkiam. Va, ir su dešiniu naujas ir randam Microsoft Word dokumentas. Štai. Ir pavadinu Wordas. Va, tai tokiu būdu mes galime
kurti failus. Ir aišku, kiekvieną failą, kuriant, reikia atkreipti dėmesį į galūnę. Kaip matot, visus 3 failus mes kuriam skirtingų būdų. Na ir nesuklysti, jeigu užduotis prašo kurti failus, nekurti aplankų, kurti failus. 5 užduotis. Failui tralele.jpg sukurkite šaukinį, angliškai tai būtų shortcut, kurį perkelkite į aplanką kar. Taigi aš turiu 2 iš tikrųjų darbus. Visų pirma, turiu sukurti šaukinį, o po to jį reikės perkelti į kitą vietą. Tralele.jpg failui. Tai susirandu failą tralele.jpg, jis yra štai čia, ir kuriu jam šaukinį. Spaudžiu dešinį pelės mygtuką ir ieškau pasirinkimo kurti nuorodą arba create shortcut. Gali būti, kad pas mus nesimato tokio. Na dabar aš greitai peržiūrėjęs, nematau tokios opcijos kurti nuorodą arba create shortcut, bet yra pas mane rodyti daugiau parinkčių. Iškia paspaudus šitą rodyti daugiau parinkčių, jau tikrai tarp visų pasirinkimų turėtų atsirasti kurti nuorodą. Dar skai peržiūrėkim. Daryti, taip. Labai daug čia variantų man siūlo, ką galima daryti. Va, ir dar ją pačią eiti. Va, štai, radau kurti nuorodą. Spaudžiu ir toj pačioj vietoj, tam pačiam aplanke failai nėra aplankai. Man šalia tralele.jpg sukūrė ir tralele.jpg saitas. Tai yra nuoroda, matau, kad tai yra rodiklytė, reiškia, tai yra šaukinys. Šitas failas yra šaukinys, aš atlikau pirmąją dalį. Taip, sukūriau šaukinį. Dabar jį man reikia perkelti į aplanką kar. Tai kadangi jis yra aplanke, failai nėra aplankai, man reikia įkelti jį štai čia. Tai turbūt pats lengviausias būdas yra tiesiog jį pervilkti. Galima kar atsidaryti šalia ir pervilkti, bet galima paspausti ir vilkti tiesiog į pavadinimą kar. Atleidžiu. Ir mano štai šitam aplanke, jeigu spustelsiu, dabar jau jame yra šaukinys. Jo nebeliko, failai nėra aplankai. Galima iškirpti ir įklijuoti. Šitoje vietoje iškirpti, aplankę kar įklijuoti ar kokiu dar kitų būdų perkelti. Bet greičiausias būdas yra būtent toksai. Gerai, žiūrim toliau. Tai užduotis 5 atlikta. Mes sukūrėme šaukinį ir jį perkeliam. 6 užduotis. Iš Teams užduoties į aplanką tvarkausi atsisiųskite archyvą. Reiškia, yra archyvas, štai šitas failauskai zip, kurį man reikia atsisiųsti iš Teams. Reiškia, dabar jau man reikia keliauti į Teams. Atsidarau naršyklę ir keliauju į svetainę office.com. Štai šią svetainę. Prisijungti. Suvedu savo paštą. Dabar naudosiu ne savo šitam pavyzdžiui. Šiaip veskite čia savo paštą mokyklinę. Taip, medis.lt, slaptažodį. Siūlo man čia mano naudot, bet aš dabar noriu jungtis kitu. Štai, na ir dabar keliaujam į programus arba apps, pasirenkam Teams. Dar kartą prisijungti. Pasirenkus TeamWeek paskyrą. Štai, ir dabar jau aš esu Teamsuose, keliauju į savo klasės grupę ir ieškau užduoties. Štai pasiruošimas savarankiškam darbui užduotis. Va. Ir šitoje užduotyje, matau, yra tas failauskai.zip. Taip, jeigu pažiūrėsiu, man jo reikia. Tai man jį reikia atsisiųsti į aplanką tvarkausi. Bandykime atsisiųsti į aplanką tvarkausi. Grįžtam į Teamsus. Ant ties failauskai.zip spaudžiu 3 taškus ir čia yra atsisiųsti arba download. Taip.
Dabar atsisiuntimas, aš naudoju Edge naršyklę, bet ir kitose įvyksta štai čia. Ir jeigu aš užėjęs ant atsisiusto archyvo paspausiu štai šitą aplankėlį, man parodys aplankę, nereiks ieškoti, kuris yra. Tai dabar failauskai zip yra štai šioje vietoje. Man reikia, kad būtų neatsisiustuose failuose. Man reikia, kad jis būtų aplankę tvarkausi. Reiškia, man reikia atlikti dabar perkelimą, kadangi ne iš karto atsisiunčiau į tvarkausi, dabar iš atsisiustų failų aplanko reikia persikelti į tvarkausi. Tai aš nukeliausiu į aplanką tvarkausi, taip, kažkur čia pasidėsiu, tada dar kartą atsidarysiu atsisiustų failų aplanką, štai dabar turiu 2 aplankus ir tiesiog pervelku arba perkeliu iš atsisiustų failų į tvarkausi. Ir atsisiustų failų man kol kas dabar nereikės. Štai karkar aplanke yra aplankas tvarkausi ir jame yra failauskai zip archyvas. Ir aš 6 užduotį atlikau. 7 užduotis. Šio archyvo failus išpakuokite arba išskleiskite. Angliškai extract aplanke tvarkausi. Reiškia ne į kažkokią kitą vietą, o toje pačioje vietoje, tam pačiam aplanke, man reikia čia esančius failus išpakuoti. Kaip tą padaryti? Štai man yra ir mygtukas išskleisti visus, bet jeigu nėra, galiu spausti dešinį pelės mygtuką ir ieškau pasirinkimo išskleisti. Arba išpakuoti, arba extract. Pasirenku. Manęs klausia, ar tikrai aš noriu į tą vietą. Bus sukurtas katalogas failauskai 1 papildomai. Galiu jo nekurti, galiu sukurti, nėra didelio skirtumo. Aš tiesiog spaudžiu išskleisti. Ir va, man išskleidė ir iš karto atidarė. Taip, aš kol kas uždarysiu. Tai va, dabar turiu atsisiųstą archyvą ir išpakuotus failus iš to archyvo. 2 dalykus. Kadangi užduoties trinti archyvo šito nėra, tai jie gali šalia viens kito ir būti. Bet kad atlikčiau toliau užduotį su failais, jau man reikės eiti į išskleistus failus. Štai čia. Taip, va. Vis matau, yra kažkokių čia tuščių failų. Baltų lapų visokių PNG pridaryta. Tai va, tai ką mes padarėm? Mes atlikom 7 užduotį. Šio archyvo failus išpakuokite, išskleiskite aplanke tvarkausi. 8 užduotis. Išskleistus failus sutvarkykite naudodami hierarchinę tvarkos sistemą. Reiškia, reikės man šios duomenys, šios failus sutvarkyti. Pasidarysiu rodymą tik pavadinimu, kad būtų šiek tiek paprasčiau. Va, ir dabar kaip reikės tvarkyti? Skaitom 8a. Pirmiausia, arba pirmame lygyje, failus suskirstykite pagal pavadinimuose nurodytus mėnesius. Rašykite mėnesių skaičius. Po to antrame lygyje pagal metus. Na, šiaip keistas tvarkymas, na, bet jeigu prašo, padarysim. Tai reiškia, pirmiausia, man visus šitus reikia suskirstyti į mėnesius. Tai aš pasidarau aplankus. Naujas aplankas bus pirmas mėnuo. Prašė naudoti skaičius. Tai nerašau pavadinimų. Antras mėnuo. Ir taip toliau visus. Trečias. Ketvirtas. Taip, kiek jau sukūriau, jau 5 sukūriau. 6. 7. Ir štai turiu 12 mėnesių. Dabar belieka turimus failus, šiek tiek pasididinsiu, kad geriau matyčiau tos failus, suskirstyti į mėnesius. Ir kad suskirstyčiau, žiūriu į pavadinimą. Taip, čia matau 9 mėnesio, keliu į 9, 12 mėnuo, lapkričio lietus, lapkritis yra 11 mėnuo, rugsėjis yra 9 mėnuo, 1 mėnuo sausis, 3 mėnuo, 6 mėnuo, 6 mėnuo, 8 mėnuo, birželis yra 6, joninės birželį, 8 mėnuo, 10 mėnuo,
balandis yra 4, 7 mėnuo, 10 mėnuo ir spalis yra 10. Štai. Atlikau pirmąjį lygį, reiškia suskirščiau visus pagal mėnesį. Kadangi matau nebuvo antro, tai galima ir ištrinti. Šito aplanko mums neprireikia. Reiškia, jame nėra nei vieno failo. Kitose aplankuose lyg ir buvo bent po vieną failą. Tai va, tai čia yra pirmas lygis, bet darbas dar nėra baigtas. Tai 8 užduoties B punktas sako, kad po to, arba antrame lygyje, reikia suskirstyti pagal metus. Tai nereiškia, kad man reikia vėl iš naujo išsipakuoti ir tada jau skirstyti pagal metus. Kadangi tai yra antras lygis, reiškia kiekvieno šito viduje aš tą turėsiu padaryti. Keliauju pirmą lygį, matau yra 14 metai, susikuriu aplanką 2014 ir įkeliu į jį. Jeigu kažkokių metų nėra, reiškia aplanko ir nekuriu. Taip, grįžtu, tada trečias mėnuo, matau irgi yra 14, sukuriu aplanką 2014. Įkeliu į jį. Taip, ir tą patį padarau, 15 metai, tą patį padarau kiekviename mėnesyje. Iškai peržiūriu kiekvieną mėnesį ir sukuriu antrą lygį, antro lygio tvarkymą. 5 matau irgi nieko neturi, galima jį tiesiog pašalinti. 6 jau turi 2 metus, yra ir 14. Yra ir 15 metų kažkas. Tai 14 keliam į 14 perkeliam. Tai 15 keliu į 15 metų aplanką. Taip, toliau 7, čia yra tik 16. Taip, 2016. Keliam. Taip, 8 yra 14 ir 15. Taip, sukuriam 15. Taip, 14, 15. 9 mėnuo yra tik 13. Tas mėnuo turi 15 ir 16 metus. Taip, lapkritis turi tik tai 13. Ir gruodis turi irgi tik tai 13. Štai, sukūrėme hierarchinę tvarką. Suskirstėme į mėnesius ir po to pagal metus. Atlikome 8 užduotį. 9 užduotis aplanką kar supakuokite į archyvą arba tiesiog suarchyvuokite. Gerai, keliaujam. Keliaujam į viršų, darbalaukis, va štai darbalaukė, turiu aplanką kar ir jį man reikia suarchyvuoti. Spaudžiu dešinį mygtuką ir ieškau glaudinti į arba siųsti į ir zip failas arba archyvas, įvairiai gali pas jūs būti priklausomai nuo Windows versijos ir nustatymų. Pasirenku zip ir man štai sukuria kar.zip tame pačiame darbalaukė. Enter spaudžiu. Dabar 10 užduotis, ką tik atlikau 9. Šitą supakuotą aplanką reikia pervadinti į kartojosi Tomas Tomaitis, naudokite savo vardą ir pavardę. Gerai, pervadinam, kartojosi ir savo vardą pavardę. Taip, štai čia, kur yra archyvas, aš keičiu pavadinimą, rašau kartojosi ir savo vardą ir pavardę. Enter. Pervadinau, dar ne viskas. Ir įkelkite į Teams prie užduoties. Tai reiškia, kad man reikia vėl keliauti į Teamsus. Štai čia yra Teams užduotis. Ir čia pridėti savo archyvą su visais failais ir aplankais.
Tai spaudžiu prie mano darbai pridėti arba attach ir keliauju nusiųsti iš šio įrenginio, iš kompiuterio, kuriame aš dabar naršau. Čia vėl susirasiu darbalaukį, taip, nes visa tai yra darbalaukė, ką aš dariau. Ir dabar man reikia čia tiesiog susirasti kartojusi. Taip, kur čia va, štai, kartojusi, jonasenekaitis.zip. Spaudžiu atidaryti, mano archyvas netrukus įsikels, matau juostelę tokia eina čia. Ir kai jau įsikėlė mano archyvas, belieka man savo darbą pateikti. Taip, spaudžiu pateikti, gaunu animaciją, kuri mane pradžiugina, kadangi darbas baigtas. Štai ir atlikom visas praktinės kartojimo užduotis. Sėkmės ir jums su panašiom užduotim ir iki kitų pamokų. Viso.